kauniečiams. Europos naujienos kauniečiams. 9 minutės bliek iki pusės 10 Europos naujienos kauniečiams. Toliau tęsis ir šį kartą mes kalbamės apie jūsų Europos patarėją. Na, jeigu irgi apie tai pirmą kartą girdit, tai šiandieną naudingos informacijos kaip tik apie tai mums pateikė teisės ekspertė Lietuvai Ingrida Ilgauskinė. Ingrida, ko gero, ne vienam žmogui kyla klausimas, kada su žmogum galbūt to tiesioginio tokio kontakto neturi. Ar ta informacija, tas atsakymas, kurį, tarkim, gaunu aš pateikęs paklausimą, ar jinai yra tikrai tiksli ir aš galiu būti garantuotas, kad tikrai kompetitingas asmuo atsakymą? Tai be abejo. Ne, ta prasme, vis tik tai Europos komisija, steigdama tokį instrumentą, labai daug laiko ir finansų skiria ir kokybės vertinimui. Šie žmonės, kurie dirba jūsų Europos patarėjai, tai yra tie vadinami nešališki ekspertai, tai yra žmonės, kurie nedirba jokioje institucijoje. Jie negali dirbti nei ministerijoje, nei Europos komisijoje kažkokioje tai institucijoje, nei kitoj valstybinėje institucijoje, kad nebūtų to vadinamo interesų konflikto. Nes jeigu žmogus kreipiasi dėl kažkokio aspekto, kurio ta institucija neįgyvendino, be abejo atsiranda tada interesų tas vadinamas konfliktas, kad ekspertas lygtai ir norėtų ginti instituciją, o ne to žmogaus interesus. Tai viena iš sąlygų, kad ekspertas turi būti nepriklausomas. Dauguma ekspertų dirba advokatų kontorose, dirba akademinėse institucijose, dirba kažkokioje privačioje praktikoje. Ta prasme, jie yra surinkti konkurso būdu, laimėję, ta prasme, atitinkantis privalomus kriterijus ir privalomą profesinę kvalifikaciją. Dabar šie žmonės dirba šioje institucijoje nemažai metų, yra, kurie dirba nuo pat įsisteigimo. Aš pati jau dirbu 6 metai, kaip laikas greit bėga, 6 metai ir ta kvalifikacija, sakykime, yra griežtai kontroliuojama ir žiūrima, kad neužsisėdėti ir prieš 6 metus, sakykime, vis tiek teisinės žinios buvo vienos, dabar kitos yra. Tai Europos komisija kasmet organizuoja mokymus, kurie yra privalomi ekspertai, 2-3 dienų, buvo bandoma vienu metu net 2 kartus per metus organizuoti, plus yra ruošiamos apžvalgos, teisinės apžvalgos, kurias mes viduje gauname. Ir dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad visos ES šalių nacionalinės teisės žinoti negali. Ir kartais būna tokie klausimai, kurie iš esmės galutinėme etape yra reglamentuojami jau konkrečios šalies nacionalinės teisės. Tai bendraudami tarpusavę aš galiu kreiptis į bet kurį nacionalinį ekspertą ir paprašyti pagalbos. Tai sakykime, jeigu aš to klausimu nedirbu, tai yra man visiškai naujas sritis, aš visą laiką galiu kreiptis pagalbos į administruojančią įstaigą, į Europos komisiją ir į kolegas. Ta prasme, žmogui jau yra pateikiamas galutinis atsakymas ir iš esmės ekspertas atlieka tą visą juodą darbą, kol surenka visą informaciją. Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad kiekvieną mėnesį Europos komisijos iniciatyva pateikti atsakymai yra tikrinami. Tai yra atrankos būdu, atrenkama maždaug yra apie anksčiau būdavo 10%, dabar truputį jau mažiau, kadangi užklausų skaičius padidėjęs. Tai yra, sakykime, iki 10% klausimų ir jie žmogaus užkodavus yra patikrinami ir kiekvienas ekspertas paskui gauna mėnesio gale įvertinimus. Taip kad tas reikalavimas, kad žmogus žinotų naujausią informaciją, naujausius teisės aktus, naujausią teismų praktiką yra labai aktualus ir ekspertai yra kontroliuojami. Ir be abejo turėčiau pasakyti, kad už tuos atsakymus Europos komisija nėra tiesiogiai atsakinga, tai yra iš esmės palikta ekspertų arba, sakykime, šio instrumento jau atsakomybei tų atsakymų turinys arba tų atsakymų patikimumas. Sakyti, kad mes niekada nedarome klaidų, gal nebūtų tiek ir tikslu. Be abejo, žmogiškasis faktorius išlieka, bet įvertinus tai, kiek žmonės yra motyvuojami kelti kvalifikaciją ir kiek gauname informacijos, tai manau, šiai dienai tikrai tas atsakymas yra profesionalus ir tikslus. O kokiais bent jau pagrindiniais klausimais konsultuoja dažniausiai jūsų Europos patarėjas?
šiaip, jeigu taip trumpai atsakyti, tai galiu sakyti, kad visais ES teisės klausimais. Pagrindinės sritis tai yra 4 laisvės, tai yra laisvas asmenų, paslaugų, kapitalo ir prekių judėjimas. Tai iš esmės mes galime konsultuoti visais šiais klausimais. Be abejo, jūsų Europos patarėjas pagrinde specializuojasi laisvo asmenų judėjimo klausimais, tai yra tais klausimais, kurie yra aktualūs žmonės. Ir pagrindiniai, sakykime, tie, kurio mes gauname, tai yra, aš netgi specialiai šiandien ir bukletą dar atsinešiau, tai yra socialinė apsauga, kurios sudaro 25% visų gaunamų klausimų, tai yra labai įvairūs aspektai. Yra ir įvairių pašalpų gavimo klausimai, bedarbio pašalpos kilnojimas iš vienos valstybės į kitą, pensijų kilnojimas iš vienos valstybės į kitą. Tai yra, pavyzdžiui, žmogus išdirbo Ispanijoje 10 metų, paskui sugalvojo nuvykti į Vokietiją, dar ten 5 metus atidirbo ir išėjo į pensiją. Tai dabar kuri valstybė jam mokės pensiją? Lietuvoje prieš tai dar irgi 15 metų išdirbęs. Tai iš esmės pagal ES teisės aktus pensiją turėtų mokėti visos šios 3 šalės. Išdirbti metai akumuliuojami yra, suskaičiuojami bendrą krūvą, tai yra iš viso, čia kaip mano pavyzdį, 35 metai. Ir toje šalyje, kur žmogus apsigyvens, ta šalis turėtų surinkti priklausančią pensiją iš kitų šalių. Tai yra, jeigu jis nusprendžia galutiniam variantą grįžti vėl į Ispaniją, Ispanija yra atsakinga surinkti jam priklausančią pensiją iš Lietuvos ir Vokietijos ir mokėti kaip vieną tokią, sakykime, surinktą iš 3 dalių pensiją. Tokių klausimų yra labai daug ir manau, kad Lietuvoje jų bus dar daugiau, kai žmonės jau pradės išeidinėti pensiją, nes daug yra išvykusių ir vyresnio amžiaus žmonių. Kitas toks aktualus klausimas yra gyvenamosios vietos klausimai. Tai yra išvykus į kitą valstybę ilgiau negu 3 mėnesiam, yra reikalavimas toje valstybėje užsiregistruoti. Ir yra dar papildomi ten dokumentų tvarkymai. Tai irgi žmonės kreipiasi, nes ta prasme nesupranta kai kurių reikalavimų arba nelabai gali kitą kartą ir susišnekėti su tom institucijom arba, sakykime, netitinka turimi dokumentai su ten prašomais dokumentais. Dar kitas svarbus klausimas, arba dėl ko dažniausiai žmonės kreipiasi, tai yra darbas, įsidarbinimo įvairūs klausimai. Tai dėl įsidarbinimo daugiausiai gal kreipiasi į EURESą, į mus daugiau kreipiasi, jeigu iškyla kažkokiu tai nesklandumu. Tai yra diskriminacijos, kvalifikacijos pripažinimo klausimai. O visai neseniai buvau gavusi klausimą, kur moteris išvyko į Vokietiją, norėjo tenai dirbti medicinos srityje ir tam, kad galėtų tai daryti, turi būti pripažinta jos kvalifikacija. Jau jinai išdirbus yra pusę metų, tačiau darbdavys vis kažkaip atidėlioja tos kvalifikacijos pripažinimą, o įsipareigojimai jos yra tokie, kad nuo kvalifikacijos pripažinimo dienos skaičiuojasi stažas minimalus, kurį jinai privalo atidirbti, nes kitaip tada turės sumokėti darbdaviui už mokymus, už visokiausius, sakykime, ten tos pradinius investavimus sugrąžinti pinigus, kur yra paskaičiuotos tikrai nemažos sumos. Tai moteris kreipėsi į mus, ar tai galėtų daryti savarankiškai. Tai va irgi pakonsultavimo, kaip tai galėtų padaryti. Be abejo, jinai tai gali daryti pati ir manau, kad ta problema turėtų išsispręsti. Kiti klausimai, sakykime, dėl ko yra kreipiamasi, tai yra vizos, transporto priemonių registravimas, mokesčių klausimai. Tai, sakykime, su transporto priemonių irgi va toks paskutinis, vienas iš paskutinių užklausų, kurio man pasirodė gana įdomi tuo atžvilgiu, kad vis tik tai žmonės tų aspektų nežino ir kartais prekybininkai tuo naudojasi. Jeigu dar galiu trumpai papasakoti. Situacija buvo tokia, kad žmogus pirkosi automobilį, automobilis jam pasirodė labai priimtina kaina, jis labai apsidžiaugė gavęs tokios markės, sakykime, už tokią kainą automobilį, tik tai džiaugsmas baigėsi tada, kai jisai gavo iš mokesčių, ne iš mokesčių, iš muitinės, teritorinės muitinės raštą, kad prašom susimokėti muitą. Situacija buvo tokia, kad tas automobilis, pirminė registracija to automobilio buvo Šveicarijoje. Žmonės iki galo dar nežino, kas tai yra Europos Sąjunga. Šveicarija nepriklauso nei Europos Sąjungai, nei Europos ekonominėje erdvėje. Ir įvežus į bet kurią Europos Sąjungos valstybę, iš esmės buvo traktuojama, kad tai yra importas į ES teritoriją ir žmogaus buvo pareikalauta susimokėti muito mokestį ir PVM. Taip, kad ta kaina tos mašinos pasirodė jau nebe tokia patraukli, tačiau yra post factum, nes yra sudaryta jau ir pirkimo pardavimo sutartis, ir registracija, taip kad tos automobilio aš įsivaizduoju nelabai jau galima ir gražinti. Tai va, tai man papuolė toks pirmas atvejis ir bešnekant su žmonėm, kurie dirba šitoje srityje, aš vis tik tai jau girdžiu, kad
ta situacija kartojasi ir prekeiviai naudojasi žmonių tokia atrodo smulkmenos nežinojimu, kad Šveicarija nepriklauso Europos Sąjungai ir pirkus automobilį iš šioje šalyje, ta prasme, įregistruotą automobilį, iš esmės yra traktuojama taip pat, kaip jūs pirktumėte ar tai iš Rusijos, ar tai iš Amerikos, yra lygiai tokios pačios procedūros taikomos. Ir paskui, kaip sakoma, automobilis pabrangsta labai stipriai, sumokė vos nedvigubai. Ne gal dvigubai, PVM-as 21%, muito mokestis, aš nežinau, ten kiek yra taikomas, bet taip, jisai išbrangsta gana stipriai, vos ne ketvirčių kainos gali išbrangti. Ar dėl savo kaip ES piliečio teisių privalu kreiptis tik į kažkurią tarnybą, kad galėčiau gauti visam informaciją, ar galiu savarankiškai susirasti visą tą reikiamą informaciją? Taip, nes Europos komisija, kaip aš esu minėjusi, yra investavusi ir dirba gana plačiai, kad ta informacija būtų prieinama eiliniam piliečiui, eiliniam vartotojui. Tai nebūtų kažkokia tai prioritetinė sritis teisininkam, kurie iš to uždarbiautų ir žmonės atitolintų dar toliau nuo to vadinamo Briuselio. Tai iš esmės yra sukurtas dar toks internetinis puslapis, taip jis ir vadinasi Jūsų Europa. Ir ten yra dabar ypatingai atnaujinus tą informaciją, yra visai neblogai sudėta ta pirminė informacija pagrindiniais punktais, su kuo žmonės dažniausiai susiduria. Įėjus į tą puslapį, ten matytume tokie yra 8 blokai, bent jeigu aš kalbu apie piliečius, nes verslo irgi atitinkamai yra kitas puslapis, irgi panašių principų sudėliotas. Ir ten tokie pagrindiniai aspektai. Vykstat į kitą šalį ieškotis darbo, kokia būtų medicinos, sakykime, reikalavimai, kad būtumėt turėtumėt medicinį draudimą, kelionės įvairius aspektai, jeigu, pavyzdžiui, lėktuvo skrydis atidedamas arba atšaukiamas, bagažas dingsta. Šitie aspektai irgi ES gana griežtai reglamentuojami ir teisėje taikomi. Vartotojų teisės, šeimos teisės, vykstant studijuoti, sakykime, kad ir moksleiviams studijuoti ar savanoriauti į kitą valstybę. Ten yra labai daug tos pradinės informacijos ir kai mes juokavome, kad jeigu, pavyzdžiui, nusipirkus televizorių ar kompiuterį ar fotoaparatą, pirmiausia vis tiek skaitai instrukciją, mes irgi rekomenduojame pirmiausia vis tik tai pasižiūrėti šitą internetinį puslapį, susipažinti su tą pirminę informaciją, galbūt jau daug atsakymų rasite ir ten, bet jeigu matote, kad tokio konkretaus atveju ten niekas nenagrinėja, ar, sakykime, su tokia situacija nėra dar susidurta, tada mes rekomenduojame kreiptis į vieną iš tarnybų, tame tarpe galima ir Jūsų Europos patarėją ir pateikti savo klausimą ir jums asmeniškai Jūsų pateiktą užklausą bus pateiktas atsakymas. Dabar irgi, jeigu kalbam apie statistiką, Jūsų Europos internetinis puslapis, jeigu 9 metais ten buvo apsilankimų kažkur tai apie 500 000, tai 12 metais yra registruota 4,3 milijono apsilankimų. Tai yra tikrai, sakykime, paklausus portalas, informacija yra gana matyt aktuali, pateikta irgi visom kalbom ir lietuvių tame tarpe, ir ten tikrai galima rasti daug atsakymų į kylančius klausimus. Jeigu nėra, dar kartą kartoju, kreipkitės Jūsų Europos patarėją, užklausų kiekis nėra ribojamas. Aš esu gavusi klausimą, kur moteris surašė, užklausą, kur moteris surašė 26 klausimus. Tai mes tada rekomenduojame, nes atsakymas jūs galite įsivaizduoti, kad tikrai bus labai sudėtingas. Tai mes rekomenduojame tada geriau pateikti 26 užklausas ir jos tikrai nebus ribojamos, nebus apmokestintos ar kažkaip kitaip pasakyta, kad jūs limitą išnaudojot, prašome kreiptis kada nors. Jokių būdų. Tiek, kiek turite klausimų, tiek juos galite ir pateikinėti, kad ir 100. Prašau, kreipkitės. Tai labai puikia proga, nemokamai pasinaudoti, tikrai vertinga paslauga. Tai priminkime dar kartą, kaipgi reikia kreiptis žmonėms, kurie turi tokių klausimų. Tai pagrindinis toks aspektas yra suvesti užklausą lietuvių kalba į internetinį puslapį. Įvedus į Google Jūsų Europos patarėjas paieškai, išmes pateiks, ta prasme, tą puslapį. Ir jeigu neklaidina mane atmintis, tai 4 punktas kairėje pusėje yra užklausos punktas ir ten įėjus suveda ten truputį tokios papildomos informacijos ir iš esmės pateikėt klausimą. Klausimo formuluotė, jinai nėra irgi kažkaip tai reglamentuoja. Taip kaip yra,
taip ir rašote, nes tikrai nesitikima iš šitų žmonių, kad jie bus teisininkai ir teisingai, tiksliai suformuluos savo klausimus. Gauname labai daug įvairiausių aprašų, daug įvairiausių teisininkai, kurie dirba jau tiek metų, mes tikrai sugebam atsirinkti, surasti tą dominančią informaciją ir šiai dienai netgi yra leidžiama, kad jeigu matom, kad kažko tai esminio trūksta, o žmogui nepasirodė tai svarbu, tačiau man atsakant, tai yra pagrindinė informacija, mums yra leidžiama netgi kontaktuoti žmogų ir pasitikslinti tą informaciją. Tai va, arba telefonu, bet vienas toks yra pagrindinis dalykas, kurį man norėčiau pažymėti, tai yra telefonu aš žmogui, vat kaip ir dabar radijoje, susakysiu, tačiau kadangi tai yra teisinė informacija, dažnai yra atsakymai remiami kažkokiu tai teisės aktu. Ir aš tada sakau, va toks teisės aktas, toks straipsnis. Tas žmogus sako, atsiųskit. Mes dvigubai to daryti negalim, tai arba elektroniniu paštu, arba telefonu. Tai tada dažniausiai aš pati, kai dirbu, tai ir pristatinėju šitą instrumentą, rekomenduoju žmonėms vis tik tai kreiptis elektroniniu paštu ir jūs gausite informaciją, kurią jūs bet kada galite atsidaryti, paskaityti elektroninį tą laišką ir pateikiamos nuorodos į teisės aktus ir pats savarankiškai galite atsidaryti tą nuorodą, niekur nereikia jos ieškoti to teisės akto ir pasiskaityti tą informaciją. Informacija dar kartą yra teikiama nemokamai, informacija netgi atsakymas arba konsultacija ir vienos savaitės bėgyje. Taip pat dar vienas iš būdų yra kreiptis jeigu žmogus, pavyzdžiui, neturi interneto namuose, kreiptis į Europe Direct informacinius centrus. Kaune jis yra įsisteigęs turizmo informavimo centre, man atrodo, ne? Čia netoli Soboro Laisvės alėjoje. Ir jums padės tenai dirbantis žmogus, padės ar tai pateikta užklausa į elektroninę formą, arba, sakykime, suteiks tą pirminę informaciją. Taip, kad informaciją gauti, tą pirminę galima tikrai lengvai per įvairius instrumentus, bet jeigu kreiptis į jūsų Europos patarėją, tai arba telefonu, dar jeigu galima, aš galiu dar ir priminti tą numerį, kur yra Europe Direct kontaktinis centras Briuselyje, kur nemokamas numeris yra iš bet kurios ES valstybės skambinat 00800 ir paskui eina skaičiai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Šitas numeris irgi yra visur plačiai reklamuojamas, jo galima irgi rasti tiek bibliotekose, tiek centruose ir ten paskambinus jums gali ar iš karto suteikti informaciją arba pateikti užklausą į mūsų internetinį puslapį. Na ir pabaigai, tai papasakokit be jokios abejonės, kadangi klausimų gaunat įvairiausių įdomiausių ir nemažą kiekį, jums asmeniškai, labiausiai netikėti ir įdomiausi klausimai iš asmenų, kokie yra buvę. Jų ko gero ne vienas tokių įdomių, ne? Ką reiškia įdomus? Būna ten, aišku, visokiausių situacijų, kitą kartą būna gana smagus aprašymai tų situacijų. Klausimai, jie daugiau mažiau yra iš tų sričių, kurias aš jau įvardinau, tai yra iš socialinių dokumentų, sakykime, legalizavimo pripažinimo. Bet iš tokių įdomesnių, tai jau turbūt daugam, kas mane jau girdėjo ir nusibodau, bet man vis dar jisai įdomiausias yra, tai yra, buvo kreiptasi dėl ruošiasi žmonės vykti į Ispaniją su šeima savo automobiliu ir buvo kreiptasi, kokie reikalavimai yra taikomi vežant šinšilą vežant šinšilą į, sakykime, į Ispaniją arba bet kurią kitą šalį. Tai yra, aišku, reikalavimai, tai narvelis, ten poilsis gyvūnai, taip, ta prasme, girdėjom, kad ir kiaulėm yra žaisliukai pažaist reglamentuota jo, kad būtų, ta prasme, stresą nuimt gyvūnėliam. Tai iš esmės irgi gavau tokią užklausą ir teko ieškoti informacijos, kreiptis į atsakingas institucijas, kad surinkti žmogui tą informaciją. Kitas toks, tai sakykime, gal netiek įdomus pagal savo pobūdį, bet žmogus, kuris kreipėsi, buvo labai aktyvus ir labai, sakykime, atkaklus. Jis visas tarnybas jau čia Lietuvoje, jau mes, ta prasme, su kolegom susitikę apie šitą situaciją jau paskutiniu metu tik ir diskutuojam. Situacija buvo tokia, kad irgi kažkaip dažniau gal vyrai kreipėsi dėl tų automobilių registravimo. Situacija buvo tokia, kad žmogus parsivežė iš Amerikos Harley Davidson motociklą
ir užsiregistravo į Lietuvoje ir paskui nusprendė vis tik tai vykti į Ispaniją ir tą transporto priemonę registruoti tenai. Ir ispanai pradėjo reikalauti tam tikrų reikalavimų papildomų, kurių iš esmės mes nelabai supratom, iš kur tie reikalavimai ir kodėl yra taikomi. Aš kreipiausi į ispanus kolegas, jie ten irgi savo ruoštų tą informaciją tikslino. Kolegos kreipėsi, nes buvo kreiptas į kelias tarnybas, kolegos kreipėsi į Vokietijos, nes paskui tą transporto priemonę Vokietijoje registravo. Tai va, tai ten ta prasme buvo tam tikrų tarnybų galbūt ir nesusikalbėjimas ir tam tikrų techninių dalykų iki galo nesupratimas. Iš esmės, dabar nežinau, kuo baigėsi, nes jau kreipėsi į mano kolegas, bet kiek žinau, tai šiuo klausimu dirbo gal 5 tarnybos, kad padėti šitam žmogui sutvarkyti reikiamus dokumentus, nes ten ir ES ateities dokumentai, ir nacionaliniai ateities dokumentai. Tai čia, ta prasme, tokie gavosi juridiniai klausimai, bet tikiuosi, kad vis tik tai galutiniam variante šis žmogus jau gali laisvai važinėti Ispanijoje, turim automobilių su ispaniškais numeriais. Tai va. Taip, kad tų klausimų tikrai turinio niekas neriboja, galite kreiptis bet kokiais klausimais. Išleidom šinšilo atostogauti į Ispaniją, taip kad ir jūs galite kreiptis, kokie tie klausimai beiškyla ir kokios situacijos atsiranda ir, kaip ir minėjau, neribotą skaičių. Kągi, labai geros naujienos visiems tiem, kurie ko gero vis dažniau keliauja po įvairias ES vietas. Ir ne tik, o primenu, kad šiandieną pas mus svečiavosi jūsų Europos patarėjo teisės ekspertė Lietuvai Ingrida Ilgauskienė. Kągi, Ingrida, dėkui, kad atkeliavot, bei sėkmės darbuose. Ačiū Jums labai. Sėkmės, iki. O Europos naujienos kauniečiams šiandieną savo darbus jau baigia.